Made in Lithuania. Nu, ku jūs, čia aš, un čiužiniaus be užvalkalo. Žinot, kur tas reiškia? Tas reiškia, aš viskas važiuoju į Lietuvą namie. Po komandiruotės iš Norvegijos. Bus proga apsikirpti. 2 mėnesių plaukus, šveliūrą. Atlieksim pagaliau. Stengsiuos filmuoti turinius, stengsiuos išmokti montuoti. Nieką aš nepadarau, bet dabar stengsiuos labiau. Varom. Kaip mato, tašis jau sukrautas, pasidžiaugam gražias vaizdas ir važiuosim į oro uostą. Čia esam Osle, Oslo oro uoste. Ir pasiemam tašį ir važiuojam. Labai gražus oro uostas, daug medienos. Hebra, norėt parodysiu jums prikolą. Čia ir norvegišką šokoladuką, bet pagaminti Lietuvų. Made in Lithuania. Kažkat nupirkau lauktuvėms. Parvežtinami, žinot. Žiūr, Made in Lithuania. Norvegišką šokoladą tipo. Nuvažiavau į Norvegiją, nupirkau norvegišką šokoladą, katras ir padaryts Lietuvo. Po trumpas skrydžiaus jau esam prie pat lietuvėlis Žiemis. Pirmkart leidaus į Palangos oro uostą. Įdomu čia, gražiai viską pamatyti iš viršaus. Palangos tiltas atrodo daug mažesnis negu įsivaizdavau. Nu ir viskas. Exit. Esam lietuvėlį. Vėliau stiktas plevesom, pasiemam lagaminus. Nu ir pasiemėm lagaminus, jau galvojam, viskas važiuosim namai. Ir 3 laimingusius iš vis lėktuvų pasiėm muitinį. Pirmkart turėjau tokį patirtį. Sako, ar turite kažką deklaruoti? Sakau, kuo aš turiu deklaruoti? Sako, ar turite kokių cigarečių, ar tą ir tą? Sakau, ne, neturim. Tada leipė per renginą peršveist savo lagaminus. Ir dar po renginą mus peržiūrėjai ir dar leipė tiesiog daug skyrių atitraukti ir dar kart peržiūrėjai. Nu ir galų gale mus paleido. Jautėmės kokį nusikaltėlę, bet neturėjom niek nelegalaus. Tai va, esam Lietuva. Nu, ku jūs. Šiandien biškį pakeitėm planus. Šiandien su Edvin norėjom važiuoti, tvarkyti veitą, garažų. Bet man pasakė, viena kad mes tvartą išvalytumėm. Mes vadėjai šitą ir išvesti lauką ir man sakė, tiesiog reikia išvalyti. Tai planą pasikeitė 300 šiam ir dabar vis dain kopiam mėšlą. O ryto turbūt varysim į garažą. Rytoj kelsis. O čia ir mano vaikystės kačialkų. Jau nežinau, gal kokį 10 išvežiau, ar gal kokį 20 vyr. Po biškį. Čia dar norėjau pridurti. Gal ir žmonių, katrai bijot kažkų kurti, kelti, galvojat, kas kų pagalvos, norėtumėt kažkokį, kad ir taip pat YouTube kanalą padaryti, ar kietą kaip paskir, kokius kitus socialinius tinklus ir galvojat, kur čia man pagalvos, awkward, cringe. Tiesiog negalvokit, žiūrėkit, aš įkėliau tokį video, kur aš tiesiog šūdą kabinu, ta prasme, kopiu mėšlą. On kiek čia ir keist nesąmonings video, bet aš tiesiog įkėliau ir I don't give a fuck. Tai va, tegu būna tas video kaip proof, kad biškėlį reikia būti tokiam
tiesiog confident, just don't give a fuck. Tai sėkmės jums, kas išdrįsėt kurti kontentą, video, nes ateitį, manau, tikrai nepasigailėsit. Kiek daug sraigių, bijau sužuluotent. Žodžiu, irgi tokia juokinga mintis, kol nepradėjau su tas dronas domėtis, aš galvodavau visą, kad dažna youtuberė tiesiog vald droną ir važiuojant su mašina ir to pačiu filmuojant savo mašiną iš viršaus. Kurį nedašotų, kad jau, ta prasme, droną yra teik ištobulėjai, kad tiesiog gana pigus droną tortų auto-track, kaip tavo parodys jums, kaip mūsų followintas dronas. Tai vaidant šitą patį droną DJI Mini 4 Pro, ne? Taip vadinasi? Jo. Buvau palik senam pasimokinti, kol buvau Norvegijoje. Čia yra ta kamerį. Iškart, va. Čia yra pultėlis. Čia išjungam, čia. Susijungam. Laidėlį čia į telefoną. Ir tiesiog va dabar mums pakels. Ir padarysim, kad auto-trackintų mašiną, kaip mašiną važiuojam. Čia go fly. Pakeliams labai paprastas, iš tikrųjų, kad kol neturėjau, iš tikrųjų galvodavau, kad labai sudėtingi dalykai šitai dronai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų labai paprastas. Sonui labai lengva skraidyti, nes uns tortus jutiklius ir, sakykime, jei tu nori priskrėsti prie kuikmėdį, uns jau sustoja ir uns nebeskrend. Aiškiai, ir koks dar ten režims? Sportinis režimas ir su to sportiniu režimu polė įseina, ne? Jo. Nes Tai su sportiniu režimu jau išsijungti jutiklę, bet, sakykime, kol jis noobs, visiškai pradedantysis, tai labai lengva. Nu tai pabandyk tada su auto-tracking, su tą mašiną. Ir pabandysim važiuoti. Va šitas vilna. Čia mūsų mašina. Nuvedėme į mūsų garažą. Tiksliau tau garažą. Oi, čia ne garažas, tu mūsų apgava. Aišku, kad apgava. Čia ir garažas, bet uns ir ateityje. Žodžiu, čia ir, jei galėtum palaikyk. Čia ir 100-metį daržinė, katros jau niekas neapnaudo. Čia gyvena ir barsoka. Ir visokie kitokie gyventojai. Čia ir visko, to pačiu ir niek. Nu, žodžiu, paprasčiausia. Esmė ir visko išsivalyti, išsinešti. Ir čia matom viziją, kad galim pasidaryti neblogą garažėlį. Aš gal nebus toks garažas, kad ten žmogų priimtum, bet čia dėl sais ir taip, kad nors kontentą pafilmauti. Jei matysit čia, kad kažkur padarėm, tai reiškia kažkur padarėm. Jei nebebūsiu video, tai reiškia pasidavėm ir šiandien ger neapsigavo. Čia kažkoks oras ir čia išvis va, vištų sparnelių ir čia šitą išvis žemės jau sukastas. Sakau, čia ir nenaudot. Čia vėl kažkokie urva. Ten išvis į negyvus katins. Nežinau, nefilmaus iš artai. Matot, šveit baltas kaklėlis. Tai va toks va šiukšlyns, ne? Žodžiu, Edvin, to pačiu, kai jau čia esam, papasakau, dėl ko mes šis tų garažų darom. Aš, kad mokinaus Klaipėdo kaip mechaniks, noriu turėti savo nuosavą garažėlį. Tai žiūrėsim, kas čia gausis. Tai va tik teik, va, šiandien ir buvom nusiplanavę va tus visus. Ai! Va, įkritau į kažkokį orų jau. Barsoks pasta. Buvo plans išnešti visus sušėjinus. Ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo, ir tada va tas seinas, kaip nors pasidaryti, kada nors gražiau atrodytų. Ir tai va. Bet greičiausiai daugiau čia niek ir nefilmuosim, nebent nufilmuosim, kai jau bus viskas padaryti, nes
Patys suprantat, kad čia nebus jok įdomom jums žiūrėti, kaip mes iš čia šeinus nešam, šiukšlės nešam ir kažkokias seinas dedam, lobas ar kažko tokį. Svarbiausia, kai jis toks ir nes nu tava neapsimok investuoti, neapsimok statyti kažkur, net nežinom, kokie tolimesni keliai ir gal iš vis gyvensim kažkur kitur. Tai čia tiesiog bus toks eksperiments. Edutech. Tu dar nesusikūrė kanalų, bet reiks suskorti. Tas jau yra content. Ir taip va, tokį update'ą. Tai va, dar biškį norėjau pašnekėti apie tas kameras. Tai, kaip ir žinot, gal kas jau seniau žiūrėt, jau esu nusipirkęs GoPro 13 Black, turiu to droną DJI 4 Mini Pro. Dabar jau esu užsisakęs kamerą FX30, Osmo Pocket 3 dar esu užsisakęs. Ir dar noriu nusipirkti FPV droną, kad jis irgi kainaus. Patys žinot, kad biškėl kainom viskas. Ir jau sakau, turėsiu vos ne visas kameras. Ir dar dvi noriu nusipirkti. Dar noriu to 300 šiam, kur kamerą filmuoju, 300 šiam. Dar tik mažyti kamerytę. Čia įdėsiu paveiksliukus. Ir manau, būsiu jau susipirkęs viską, ko norėjau, iš tikrųjų išėjai daug pinigų, bet aš noriu turėti daug kamerų ir iš labai daug kampų, kur galėčiau nufilmuoti. Sakykime, aš turiu ne droną, bet tas dronas yra paprastas. Bet aš noriu turėti ir FPV droną, kad aš galėčiau dar tokių crazy shotų padaryti, kad su FPV, žinot, skrendį greitą. Ir sakau, mes norim išvaryti į kelionę, žinot, ir prifilmuoti daug įdomių kadrų. Sakykime, kad netgi ten mašinant kapotą padedi mašiną net prie taisa su tokiu ir specialia jau filmuoju savį iš išorės, kaip tu važiuoji mašino. Tada, sakykime, iš viršaus su dronu pafilmuoju. Tada su FPV, žinau, gali pafilmuoti visokius kalnus, taip labai įdomi. Nu, va tuo aš noriu. Dar sakau, užsisakiau FX30, galit pasigūglinti, kiek kainom. Ir dar lensą pasiėmiau. Ir jau pabiški. Dabar tik tas va, mokinomės filmuoti ir tada išvarysime į kelionį ir bus geras įdomus turinys, manau. Tai tiek čia apie visus tos dalykus rimčiau kalbant, o pabaigą įmėsim toj random video, ką važinėjom su Edvinu šedevru. Iki. Čia Edvinos žvėris. Varom ten toliau, ne? Jo. Beast. Papasakok biškį apie tumos. Tumotas? Nu, bet garsiau, nes ne mikrofon. Geras, pasakysiu. Aš norėsiu turėti kaime motociklą, kur be baimes galėčiau važiuoti. Pats žinočiau visas ligas ir be baimes sutvarkyčiau. Tai tipo, ką galėtum laužyti be gailės. Nu, į tiek galėjau sakyti. Kad iš paprastų dalių vėl su remontais galėčiau važinėti. Nu jau viską filmuojam, davai, action. Tai tu pabūk čia. Ne, nu tai aš galėsiu bėgti, nesvarom, action. Action. Dur. Nu davai, tik ne prieš kamerą. Šiet galėsim škirpti. More energy, more passion. More power, more everything. More energy, more power. Gerai, tau viskas gerai, ne?
Jo, švent. Aš telefoną pavirčiau. Sugebėjai iškrėsti iš kišenės. Bet gerai varom į žolynus, čia too much. Koks čia yra lingoms? Galingoms 1,25 kubų, kinišks lifans. 8,5 kWh šunt popierį, bet gal daugiau, gal mažiau, nežinau. Bet galios tai užtenk po kaim draskytais. Nu čia kam ir įdomu, aš tai iš vis neplanau tų dalykų. Čia kokį karklį nusitver ir turi gal įvaldyti. Iš kartais kleimeris, aš gal kaip turėti kart važiuom su motociklu aplamą. Dar! Gerai, žodžiu, esmė ta, kad mes čia ką važiuojam per tas toks daubis. Čia pradė šokinį, tai čia kartais prisigazon teik daug, kad iš vis atrodo, kad tu papas iškrisi. Dėl subscriberio, ne? Panaudojam sraigį kaip modelį ir už to, kad mums pabuvo toks geras modelis, pernešė mano iki atpos. Tai čia mašinas mano greit gal sunaikinti. Prašau, sraiginai.